Štai. Tai yra va toks gėrimas, kuris yra pardavinėjimas didžiosiuose parduotuvėse arba mažosiuose, net nežinau. Na ir kuom jis ypatingas šitas gėrimas? Pirmiausia, skaitom sudėtį. Braškų spanguolių skonio gazuotas gaivusis gėrimas su cukrais ir saldiklių. Grynas kiekis 2 litrai. Sudedamosios dalys. Vanduo iš gręžinio numeris toks ir toks. Gliukozės, fruktozės, sirupas, anglies dioksidas, citrinų sultis 2 procentai iš koncentrato. Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga. Citrinų rūgštis, kvapiosios medžiagos, stabilizatoriai, akacijų derva, medienos, kalifornijos, glicerolio esteriai, antioksidantai E320, saldiklis aspartamas, sudėtyje yra fenilanilino šaltinis, dažikliai E122, E102, E110, dažikliai E122, E102, E110 gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį. Konservantai, kalio sorbantas, natrio benzoatas laikyti +1, +25 laipsniai temperatūrai. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Kilmės šalis Lietuva. Tai štai matote, koks chemikalas parsiduoda mūsų parduotuvėse. Gryniausias chemikalas. Kodėl? Vat štai įpyliau šitą gėrimą į puoduką, palaikiau kelias valandas ir pamatysite dabar, kas bus. Štai žiūrėkite, kaip nusidažė. Čia teisingai rašo, sudėtis yra teisinga. Dažikliai. Yra kažkokie tai dažikliai, kur geriant šitą gėrimą, ir nebūtinai šitą, dauguma tokių limonadų, štai turi tokį efektą. Nudažo ir puodukus, ir pilvus, ir skrandžius, ir inkstus. Va. Tai štai. Tai palyginus Coca-Cola tikrai nieko nedažo, Coca-Cola graužia. O šitas gėrimas ir graužia organinės medžiagas ir dar nudažo. Nudažo štai tokia raudona spalva. Tai va, kas geria tokius gėrimus, žinokit, ką geriat ir gerai pagalvokite, ar va tokie visokie limonadai jums tikrai yra naudingi organizmai, ar fosforo rūgštis, kurią jūs geriate, tikrai sveika žarnynui, ar gliukozės, fruktozės sirupas yra tikrai geriau negu paprastas cukrus. Natūralus cukrus, kaip sakant, baltas arba rudas, nesvarbu. Jeigu norite, tarp kitko, 1,5 €, kas geriau, ar alus, ar toks limonadas, atsigaivinti. Aš manau, kad daug sveikiau tikrai yra alus, negu toks limonadas. Tai štai. Ką jums norėjau šį kartą parodyti. Trūksta žodžių, ką šiais laikais gamina. Ir ką žmonės geria. Stengsiuos daugiau parodyti kažkokių produktų, kurie nepasižymi kokybę. Sekite mano kanalą ir sužinosite daug visko įdomaus. Tai štai. Skanaus gaivaus gėrimuko. O gal paprasčiausiai nueikite, įsipilkite iš krano vandens,
palaukite pusvalandį, paskui įdėkite uogų, kokiu nors uogienės ir ledukų ir bus daug sveikiau negu gerti štai tokius dažiklius, kurie sveikatos jum neprideda. Organizmo sveikatos tikrai. Na ką, iki.